Aliu? Labą dieną. Labą dieną. Kaip sekas, ponė? Kas čia man kalbin? Man atrodo, kad čia į Bertulis koks nors. Kaip sakot, ponė? Ana Bertulis. O nu va, sako, nepažįstat, nu po. Nepažįstu, nebėž, bet taip spėjau, kad aš... Nu va, ponė, tai pas... Katras dabar. Nu, katrai jūs galvojat? Žinau, Andrius, Aurius ir Amarius atrodo. Nu, Aurėl, va ką pats žanots esi, ar... Nu, va, da nežanots, bet... Ana žanots sabės. Ne, bet... Amarius skambir. Amarius, tai žinokit, gėjus patapą su tokiu vyru susidėjo, aš negaliu Ana perneš dabar. A tikra? Nu, tikra, sako, homas... Ką man sa Klaipidu ir? Kas, Marius? Nu. Nu, kartu Klaipėdą susirado tą senį, išmovė į Paryžių, nebematyt jo. Va taip, va. Va, jergus. Va, aš sakau, tas Marius yra vėlinių priėdęs ne tas žodis. O Andrius tai išvis geras. Buvo tada, kai Ispanijoje mandarinus, kai apelsinus tuos, kai skinė, nu tada. Kai... Aha, o dabar? Nu tai parsivežėgi juodaodę draugę. Nu ten tai kadras, žinokit. Nu. Viens Paryžiai, kits juodaodę parsivežė. Nu ką dabar į pas man parvažiausim? Nu dabar yra, mama žiūri Jano kaip jų fanautai, nesuprant nei būni menį susikalbėt negal. Nu albet. Aurėl, va dar, bet aš esu girdėjusi, kad turėjo panelį čia, kaip sudžiūstų? Nu, turėjau Jurgą, nu. A, nu, tu sakau. Nu, bet tai, Ana, tai kartu, aš ten ten su kažkokiais pakistaniečiais prasidėjo, tai aš Chacholką parsivežiau iš Ukrainos, tada, kai stažuotė man buvo. Ak, turi parsivežti? Nu, taip, o kaip valgyt gerai taisa, Gali būti, va. Gerai, į namuose būn, į lovą į gerą, nu, žinokit, turiu jau Chacholką gerą parsivežę. A Tomisė šveisi tai? Šveisė su akiniais. Ko vardu ir? Ana? Nu. Saša. Saša, na. Bet dar vakum neturi tau? Nu, kaip tai neturi, na. A turi jau? Nu, prajaukina, trinuką man gimė. Jerg, vaizdies, koks Auris. 3 mergelės. 3 mergelės? Na. A visas mergelės? Visas iki vienos. Va, žmona ir Tomisė, nu. Šviesi? Šviesi, pats esi šviesi. Pat, nu, taip. Viešpatį vadilko Tomisė yra, nei. Tai viens gimė vaiks, aš sakau, juodaodis, nu, tamsus, juodas. Jerga, nu kartas gal... Visai atsigims. Nu, va, nėra gerai, tie pomidorai su chemikalais, tai čia nieko gero nebus. Taip, teisinga. Ana jau tikra, kad nausidėjai su juodaodžiais. Nu. Ne. Palauk, o mergelis ko vardas, tos mažytis, dar netur. Uždėjau vardas, uždėjom. Nu? Ta, kur pajodavus, tai Pamela. Pamela? Pamela. O čia ukrainietiškas vardas? Taip. Pamela. Pamela. Pato tos vidurinės vardas yra Šarlotė. Oje, kokie... O paskutinės yra Cameron Diaz. Kamarandija. Kokie vardas? Čia tai visai yra ukrainietiški. Tie varda? Nu, jie. Nu, taip, patiko. Nu, žmona liepia, su kočielu per galvą barakštį reikia uždėti, nu, ką darysi. Ne. Tada, kaip jis susitvarko tavo bodu kimba tau, jau 3 maži. 3 mergelės kaip sutvarko? Nu, jie. Ai, turim tokius gerus žirkinus, jie genetiškai išveisti, tai jie už virvučių pririšti į tampą, tas vaikus jį labai gerai prižiūri, valgyti atnešė, jie išmokyti yra. Kaip? Nu, taigi, kur per televiziją rodė, matėt, nu? Na, mačiau, Aurėl. Kas anai vadina? Žiurkienai, buranduką. Ai, tai žiurkiena. Nu, ane, ir išmokyti įvalgyti, atneši paguldą tas vaikus į lakstą aplinkantų virvelį. O juoda abudu šiandien tau į darbus? Nu, į diskoteką, į šokius. Nu, jie. Į tie žiurkienai prižiūrtas vaikus, jokių problemų. Tu pamato. Nu, kas pasaulis sudaro. Aurė, Ana pati konį baigusi. Ana konį ir baigus. No. Taigi žemės ūkio veterinarija. Veterinarija žemės. Nu, o nėra veterinuoja tos burandukus, jie išveisia. Aha. Nu, įda turim vietoj apsaugos, kad nei pas mumis, nei durų rakinam, nei niekad tokį katiną. Jeigu kas ateina iškart kaip po galvą, sudraska ir rami galvą. Ne, kodna, baba, sakui. O mama atvažiau, kuomet pas jūsą ten į Vilnių? Mama dabar traktorių tvarka.
A mam tvarka. Taip, sankabą keičia. Juk gan Joniškė taip gyvena. Nu, bet tai dabar traktorius tvarka, Belarusus atsivarė iš Baltarusijos į vargą nematą. Jėzau, mama. Nu. Juk gan kultūros skiriaus vedėjai. Nu, bet tai ką, traktorius pakeis sankabą, tai palotam rankom pavaikšto 2 dienas į uždirbtą apie 1000, o kas ten tai? Nu, jie, taip. Reikia prisitaikyti prie gyvenimą, kad taip neišgyventi. Teisinga. Tai va, tokie reikalai. Juk pas mam nuvažiuojat. Nuvažiuoju, bet vieną kartą, kai nuvažiavo, tai transformeris, kai pradėjo ten blūdit, kai pradėjo mane puldinėti, nuo to karto nebesirodau. O kas tas į transformeris? Nu, kur guli kaip traktorius, toksai guli, o po to atsistoji su krauojam, su rankom šaudyt, pradėt ten iš ugnių spjaudytis, man tokie nepatinka. Taip, teisinga, ne. Nieka gero. Ajerga. Na, Aurėl, sakau, mata pasišnekėjau. Na, pažinčiau iš vis pamačiau. O, aš dabar praplėkęs, jau kaip tikras ministras. Praplėkęs jau. Praplėkęs turiu barzdą užsiauginęs ilgą. Ar barzdą turi sauginęs? Ryžą, nu va, kai buvo šviesus, bet barzdą kažkokia ryžą nuauga. Nu, bet nieka baigė. Mata, kom gyvenams, kom papras kaimo kėlis buvo, tokiai buvo. O dabar jau kas visai, Nu, žinau, kad Jadvyga man jau reikia, bet tie žirkienai... Gerai, Aurėl. Ačiū, kad paskambinot. Na, tai jums, papau Lietuvas.